Sveiki visi. Startuojame su mūsų reguliariu renginiu HR Life. Ačiū, kad domintės personalo analitika. Ir kol susirinks dar visi dalyviai, trumpai keletas įžangai informacijos naujiem dalyviam, kas pirmą kartą jungiasi. Tai esame, mūsų moto garantuota duomenų nauda ir DQ Analytics pagrindinė veikla yra iš tikrųjų kurti sprendimus verslo analitikos srityje tiek HR-ui, pardavimų, atsargų, finansų analitikai. Bet šiandien, aišku, daugiausia dėmesio skirsim atviriem duomenim, nes jų yra labai daug ir jie yra lengvai labai prieinami. Trumpai labai jau daug kas žino, kad klikas turi unikalumą, tai kaip pamatysite ir užduodami klausimus, išlaikomi visi ryšiai ir visi daugiau kaip 7 milijonai duomenų, kuriuos šiandien analizuosime, jie tarpusavį yra susiję. Ir jeigu jūs bandysite tradicinę analitiką, tai pamatysite, kad atsifiltravus, pasisėmus tam tikrą duomenų kiekį, iš duomenų baseino, vadinkim, arba duomenų ežero, jie tarpusavį praranda ryšį. Tai čia yra esminis skirtumas, kurį šiandien tikiuosi pavyks jums įsitikinti. Ir dar labai trumpai, kas primenu, kad tiesiog analitika tai nėra zona, kurioje nežinom, analitika tai nėra zona, kurioje aš jaučiu. Ir analitika tai yra apie matavimą ir galų gale apie žinojimą. Tai mes tikiuosi, kad nukeliausime nuo nežinojimo, nuo jautimo prie bent jau nuomonės ir galų gale iki žinojimo. Ir čia yra įdomus jau jūsų arba apskritai visų LinkedIn, reiškia, dalyvių nuomonė, kurie sako, kad kitais metais atlygis augs nuo 5 iki 10% ir čia jau yra dominuoja 49%. Ir mes nežinome, niekas turbūt nežino, kaip iš tikrųjų bus, bet pagal kliko prognozavimo, būtent mes turime jau 9 mėnesių duomenis 2020 šių metų, tai sekantiem metam 2025, panašu, kad būtent ir yra prognozija rodo, kad nuo 6 iki 9% sviruoja skirtingai pagal kvantilės, bet bent jau dabartinė prognozija rodo, kad nuo 6 iki 9% bus atlygio augimas. Ir dalis mano 8%, kad augs nuo 10 iki 15% ir kaip matome dalis, netgi labai didelė dalis, 44% mano, kad augs iki 5%. Tai mes tiesiog remdamiesi Salary Pro prognozę galim šiandien dienai konstatuoti, kad šitie 44% respondentų greičiausiai nesinaudoja Salary Pro ir jie vadovaujasi daugiau jautimu, manimu, bet ne konkrečiai duomenimis. Ir primenam, kad daugelis iš jūsų naudojasi BI Free Salary, tai jis nemokamas yra analitikos sprendimas, tačiau yra keletas niuansų, kad nemokamai versijoje neturite naujausių duomenų, tai yra 6 mėnesių vėlavimas, neturite prognozavimo ir kitų dalykų, kurie yra reikalingi verslui čia ir dabar. Tai jeigu tikrai esat jau profesionalus ir norite daryti sprendimus remiantis duomenimis ne tik pusės metų senumo, bet ir į priekį ir remiantis naujausias duomenim, tai kviečiam naudoti Salary Pro. Ir naujiena dar, kurią jau turim porą mėnesių, tai tas, kas nenorite analizuoti duomenų, nenorite mokintis dirbti su analitika, tai pagal jūsų pageidavimus yra paruoštas toksai rinkinys ataskaitų ir jūs galite užsisakyti, susipažinti su to ataskaitų rinkiniu ir iki 20 konkurentų, tada mes už jūs paruošime vienkartinę ataskaitą ir parodysime jūsų įmonės konkurencingumą kiekvieno konkurento atžvilgiu. Ir ką, keliaujame į demo su atvirais duomenim. Taigi, ką mes turime, kokiusgi duomenis turime už rugsėjo mėnesį. Tai vėl matome stiprų augimą ir panašu, kad tie 17% respondentų, kurie manė ir spėjo, vadinkim taip, arba prognozavo, kad atlygis augs 10% ir daugiau 2024 metais, jie buvo teisūs, nes rugsėjo mėnesio atlygio augimas bendrai siekia 184 eurus arba plus 10,33%,
o kadangi dar šiek tiek augo darbuotojų kiekis, tai bendrai darbo užmokesčio fondas padidėjo 252 milijonais eurų nuo pernai metų lygio ir plus 10,79%. Ir jeigu trumpai tokią pirmą įžvalgą globalią duoti, tai nuo metų pradžios atlygis paaugo plus 10,79% vidutinis ir fondas padidėjo 11,6%, nes šiek tiek dar padidėjo ir darbuotojų kiekis ir esamiem darbuotojam irgi kilo algos virš 10%. Tai čia jau mūsų turbūt prognozė bus ta, kurią prognozavom pačių metų pradžioj, bus visiškai išsipildžius ir labai didelė tikimybė, kad iki metų pabaigos jau ir išliks virš 10% atlygio augimas ir tai reiškia, kad apie 80% respondentų, kurie greičiausiai rėmėsi metų pradžią arba vidury metų, mes kartojam apklausą, yra neteisūs. Tai įsivaizduokit, ant kiek tie, kurie nesinaudoja duomenimis, ant kiek prašauna ir kiek paskui turi problemų vidury metų, arba eina tikslintis pas akcininkus biudžetą, arba praradinėja geriausius darbuotojus dėl to, kad yra nekonkurencingi. Tai, tai čia tiesiog kol kas yra duomenų raštingumo lygis tikrai yra bendrai Lietuvoje yra labai labai žemas, dėl to mes ir darom tokius renginius ir kviečiam naudotis ir tikimės tie, kurie čia naudojatės, tai tikrai jau žymiai tiksliau prognozuojat ir analizuojat duomenis negu tie, kurie tiesiog spėja ir ten, nežinau, daro prognozę iš, nežinau, 5 skelbimų, kurie yra kažkur tai vienam ar kitam portale. Dabar pažiūrėkime labai trumpai apie tai, kaip vyksta pagrindiniuose sektoriuose pokyčiai. Tai ir aišku, kviečiu iš karto užduokit klausimus, čia tiesiog tas, kas aktualu, arba konkurentą nurodykit arba sritį, bet dažniausiai 3 sektoriai yra labai dideli, tai jie dažniausiai sulaukia klausimų, tai aš tiesiog iš to, ką jau dažniausiai žinom, iškart pasidalinsiu savo įžvalgą. Tai dabar, kas vyksta su apdirbamąja gamyba bendrai? Tai su apdirbamąja gamyba, tai yra didžiausias sektorius, kuriame dirba 206 tūkstančiai darbuotojų. Stabilizavosi darbuotojų kiekis, bet jisai yra visgi nurimtas pagrinde baldų gamybos. Bet matom, baldų gamybos sektorius irgi jau tas kritimas jau jisai susistabilizavo, nes jau pernai metais tas kritimas buvo ir praktiškai baldų gamybos darbuotojų pokytis su pernai metais jau yra tik tai -2. Bet vat matom, kad baldų gamyboje atlygio augimas toliau siekia plus 102, plus 9%. Ir tas labai panašiai atsispindi ir visoj realiai gamyboj. Tai yra darbuotojų kiekis stabilizavosi, 206 tūkstančiai, bet atlygis toliau auga ir šita kreivė labai akivaizdžiai rodo, kad jokio čia sustojimo nėra. Ir dar daugiau pasakysiu, kad mūsų Lietuvos įmonių gamybos produktyvumas arba sukuriama pridėtinė vertė per valandą yra bent 2 arba 3 kartus netgi mažesnė kai kuriuose sektoriuose negu ES vidurkis. Taip, kad neturėkit jokių iliuzijų, kad čia sustos atlygis ties 2000 eurų. Čia realiai, kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir gamyboje, atlygis augs mažiausiai 2 kartus dar, tai yra nuo 2000 iki 4000 eurų, kažkur va iki šitos vietos, tik be abejo tai vyks ne per 1 ir ne per 2 metus. Greičiausiai tam prireiks 7, o gal ir 10 metų, nes mes su tokiu atlygiu atsiliekam dar 2 kartus nuo ES vidurkio. Taip, kad produktyvumo tema niekur nedingsta. Visi ekonomistai labai aiškiai indikuoja, kad mūsų atlygiai auga greičiau šiuo metu paskutiniais metais negu produktyvumas. Darbuotojų kiekis rekordinėse aukštumose, taip kad vienintelis kelias yra kurti daugiau vertės per tą pačią darbo valandą ir tada bus ką dalintis. Tai apdirbamojo gamyboje, kaip matome, ne tik darbo užmokestis, bet ir darbo užmokesčio suma padidėjo, kas mėnesį padidėjo realiai po maždaug 33 milijonus eurų, tai reiškia iš 250 milijonų eurų, 33 milijonai pokytis su pernai metais lyginant yra apdirbamojo gamyba. Tai čia vienas didžiausių sektorių ir nepanašu kol kas apie jokį lėtėjimą čia atlygio prasme nėra čia didelio jokio kritimo.
Toliau, reiškia, imam didesnį sektorių dar, tai yra prekyba. Tai prekyboje dirba 188 tūkstančiai darbuotojų, tai yra antras pagal dydį sektorius ir vėlgi atlygio augimas šiek tiek sulėtėjęs, tai yra ne 10 procentų, o 8 procentai. Ir čia matosi, kad šiek tiek testinė tendencija yra, kad jau 7 metai iš eilės darbuotojų kiekis mažėja ir jisai dar labiau mažės, nes ypač mažmeninė prekyba, nu, labai neefektyvi. Ten pusė įmonių tiesiog yra žemiau kritikos ribos, ten tiesiog galite analizuoti mūsų business efficiency KPI rodiklius ir pamatysit, kad ketvirtadalis įmonių iš vis dirba ir veiklos pelnas per darbuotoją yra nulis metų gale. Tai, o per pusę įmonių dirba su kelių tūkstančių eurų veiklos pelnu, kai vidurkis yra kokie 7 tūkstančiai, pavyzdžiui. Tai kas vyksta mažmeniniai prekyboje, tai atlygis toliau didėja pakankamai sparčiu tempu 9 procentai. Ir kadangi atlygis yra saliginai labai vis dar žemoj bazėje, tai yra 1,5 tūkstančio eurų, lyginant su visos Lietuvos 2 000 eurų atlygiu, tai čia net neturėkit jokių iliuzijų, kad čia bus atlygio augimas ten iki 5 procentų. Tikrai ne. Prognozę galėsim pažiūrėti, tikrai galim iškart nukeliauti ir parodysiu, kaip atrodo prognozė. Tai kol kas ten tikrai nieko panašaus apie tai, kad kažkas tai sustotų. Tai atlygio augimas vidurkio, pavyzdžiui, ne, iki Liepos mėnesio kitų metų prognozė yra 1696 eurai. Taip, čia yra rugsėjai, tada yra, kaip ir dabar rugsėjai krenta atlygis iki 1,6, bet šiuo metu yra vidurkis 1,528. Tai bent jau 100 eurų plus atlygio augimas tikrai yra, sakyčiau, netgi garantuotas. Ką dar atkreipčiau dėmesį, kad vidurkis yra vidurkių, bet atkreipkite dėmesį į 75 kvantilės tendenciją. Geriausi specialistai arba ketvirtadalis iš 100 tūkstančių, tai yra 25 tūkstančiai darbuotojų, jau dabar uždirba nuo 1900-1800 eurų jau dabar. Ir jų lūkestis ir prognozija rodo, kad per artimiausius 3-4 mėnesius mažmeniniai prekyboje ketvirtadalis darbuotojų uždirbs 2000 eurų ir daugiau bruto. Tai jeigu jūs esate iš tikrųjų lyderiai ir dirbate efektyviai, produktyvumas geras, aukštas ir analizuojate ir klientų pasitenkinimą, ir darbuotojų pasitenkinimą, ir visi procesai pas jūs yra idealiai sutvarkyti, tai drąsiai stebėkit savo konkurentus ir save ir analizuokit, kaip esate šitam aukščiausiam lygiai. Jeigu esat per viduriuką su efektyvumu ir nematuojate dar daugelio dalykų, tai tikėtina, kad jūsų atlygis sieks apie 1400 eurų, bet realiai mediana lygiai taip pat nuo 1400 prognozė iki 1,5, o netgi kai kuriais mėnesiais iki 1,6. Tai reiškia, kad apie 10 procentų augimas čia ir toliau iš praeities duomenų žiūrint labai aiškiai rodo augimo prognozę. Ir kas galbūt šiek tiek keista, bet mažiausiai uždirbantiem darbuotojam augimo ta prognozė šiek tiek netgi yra mažesnė, nes visada čia yra labai dideli yra svyravimai, bet vis tiek yra augimas. Ir jeigu mes čia turime 1076 eurus 24 rugsėjai, tai čia yra rugsėjui yra prognozė 1107 eurai ir tai reiškia, kad vis tiek yra apie 100 eurų ir arti ten 9 ar 8 procentai augimas. Nu, čia tiesiog užprogramuotas. Čia praktiškai šitų darbuotojų kaita yra turbūt pati didžiausia. Čia gali siekti ir 50 procentų, ir 70 procentų gali būti per metus kaita. Tai su tokia darbuotojų kaita tiesiog užtikrinti ten kokybišką darbą, turbūt aš labai sunkiai įsivaizduoju, kaip gali būti užtikrinta kokybė su ten 50 procentų kaita ir su 1000 eurų bruto atlygiu. Tai čia mes pažiūrėjom dabar mažmeninę prekybą. Šiek tiek dar paimsim kitą sektorių, tai didmeninė prekyba. Ir čia toliau atlygis auga, taip, yra akivaizdžiai jau matosi sulėtėjimas.
jau atlygio augimas siekia nebe 10 procentų, nebe 12, ten ne 15, bet 6 procentus. Bet klausimas, nuo kokios bazės? O bazė yra realiai jau pernai metais buvo virš 2200 eurų. Tai reiškia, kad jeigu mes pažiūrėtume procentinį augimą, tai plus 6,5 procento, tai yra plus 103 eurai. Ir tuo pačiu mažmeniniai prekyboje 9 procentai sudaro 126 eurus. Tai reiškia, kad netgi didmeniniai prekyboje procentinio augimo augant 6,5 procento, absoliutinė prasme atlygio augimas yra didesnis negu mažmeniniai prekyboje. Tai kitaip sakant, mažmeninės prekybos atlyginimai tolsta nuo didmeninės prekybos atlyginimai tolsta nuo mažmeninės prekybos. Ir jeigu pažiūrėt vat, jau būtent didmeninės prekybos prognozę, tai galim nukeliauti iš karto į prognozės langą. Ir čia matosi tam tikras, sakyčiau, sulėtėjimas. Ir aišku, netgi analizuojant, jeigu trade sector turnover, žiūrėsite duomenis pamėnesiui, tai labai labai akivaizdžiai galima suprasti, kodėl tai vyksta. Nes pardavimai realiai nebeauga didmeninė prekyba ir netgi šiek tiek krenta. Tik tai kai kurie sektoriai auga, kai kurie krenta, bet atlygis vis tiek auga. Kitaip sakant, bent jau didmeninėje prekyboje šiuo metu visas atlygio augimas realiai yra finansuojamas pelno sąskaita. Ir tikėtina, kad atlygis toliau turės, darbuotojai tikrai turės spaudimą dar didesniam atlygio didinimui, tik tai greičiausia, nu, jeigu kalbėt apie 7-5 kvantilį, tai jau šiuo metu akivaizdžiai matosi tam tikras sulėtėjimas, ne, nebebėra tokio tiesios kreivės į viršų ir didmeniniai prekyboje, bent jau 7,5 kvantilį, jeigu čia turėjome 2927 eurus, tai čia, pavyzdžiui, rugsėjai prognozė yra tik tai 3010 eurų, kas iš esmės jau yra, rodo atlygio tokį stabilizavimąsi ir ne tokį didelį augimą. Medianoje čia irgi nėra labai aiškių, didesnė gal paklaida jau yra, bet augimo tendencija tikrai yra. Ir 25 kvantilė lygiai taip pat matosi toks tam tikras sulėtėjimas, bet vis tiek augimo tendencija yra. Ir jeigu mes dabar turime čia 1600 eurų, ketvirtadalis iš tų 60 tūkstančių darbuotojų šiuo metu uždirba 1600 eurų, tai bent jau kitų metų antrai pusiai reikėtų prognozuoti, nu, planuotis 1700 eurų atlygio dydį. Tai čia pažiūrėjome didmeninės prekybos prognozes ir dar gal greitai nukeliausime į dar vieną labai didelį sektorių, tai yra transportas saugojimas. Ir tada perėsim prie jūsų klausimų. Mačiau jau čia atsiradinėja klausimų, tai tuoj pabaigiu su paskutiniu didžioju sektoriumi ir tada keliausim jau į jūsų klausimus. Tai dabar yra taip, šitam sektoriui darbuojasi 145 tūkstančiai. Kaip matom, būtent šitas sektorius jau mažinasi darbuotojų kiekį, bet tas mažėjimas buvo toks nuoseklus ir jisai toks praktiškai stabilizavęsis. Jau didelio kritimo žemyn nėra. Ties 145 tūkstančiais darbuotojų praktiškai vos su praeitų mėnesių dar yra mažėjimas, bet jau jisai toksai stabilus. Taip, jisai gerokai mažesnis negu pernai metais, bet tas mažėjimas prasidėjo nuo kovo mėnesio ir dabar praktiškai darbuotojų kiekio prasme stabilizavosi. Kas akivaizdu, kad darbo užmokesčio prasme transportas ir saugojimas auga toliau kaip ant mielių, 11,6 procento augimas ir tai yra viršė netgi visos Lietuvos vidutinį atlygio augimą. Bet vis dar šitas atlygis 1679 yra gerokai žemesnis negu visos Lietuvos vidurkis. Tai reiškia, kad jeigu čia auga 174 eurus nuo žemos bazės, bet Lietuvos jau bazė jau pernai buvo aukštesnė ir bendrai visos Lietuvos augimas yra 184 eurai, tai reiškia, kad iš esmės transporto saugojimas labai stipriai vejasi bendrai ir Lietuvos, sakykim taip, vidurkį. Ir jeigu pažiūrėtume dar tada būtent transporto saugojimo globalų sektorių per prognozės prizmę, tai šitame sektoriuje mes toliau matom labai stiprias augimo tendencijas. Tai
Jeigu kažkas darbuotojas šitam sektoriui, tai bent jau dabartiniai duomenys rodo, kad konkurencija tarp talentų, sakykime, arba darbuotojų, kurie yra profesionalūs, tikrai yra milžiniška, nes jau dabar yra 2000 eurų, 2100 eurų siekia atlygis, pernai metais tuo pačiu metu buvo 1800 maždaug eurų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atlygis paaugo čia apie 250 eurų 75 kvantiliai. Ir remiantis šitais duomenimis, šitom tendencijom, praktiškai prognozija yra, kad atlygis augs labai labai stačia kreivė aukštyn. Be abejo, tie duomenys kiekvieną mėnesį persiskaičiuoja priklausomai nuo to, kas vyksta rinkoje. Tas pats yra labai aiškiai matosi su mediana. Čia, aišku, labai stiprus augimas, šiek tiek nuo pavasario yra toksai sustojimas, bet bent jau iš praeities duomenų dabar ir visada tas buvo paaugimas ir vėl tokia pusė metų stagnacija, paaugimas vėl tokia stagnacija, tai čia lygiai taip pat paaugimas planuojamas ir bent jau prognozuojamas ir toliau stagnacija, aišku, tai labai priklauso nuo rinkos situacijos. Jeigu darbuotojų kiekis stipriai mažės, darbuotojų prognozę galite pamatyti čia. Tai reiškia, kad jeigu žiūrim kol kas iš didelės perspektyvos yra 3 metų prognozija rodo, kad gali būti viršų, bet jeigu mes pasiliekam tik tai paskutinius, pavyzdžiui, 23-24 metus, tai jau iš 2 metų perspektyvos tokios trumpesnės prognozija rodo labai aišku važiavimą žemyn. Ir rodo, kad nuo 105 tūkstančių šitame sektoriui sumažės bent jau per pusę metų iki 140 tūkstančių, bet tai nėra labai jau didelis pokytis. Ir jeigu mes bendrai visos Lietuvos darbuotojų tendenciją pažiūrėsime, tai nuo 2017 metų, kai buvo 1200 darbuotojų, tai dabar mes čia turėjom COVID duobę, taip, antro COVID duobę, bet iš esmės tendencija yra visiškai darbuotojų naudai, nes gyventojų skaičius yra per 10 metų sumažėjęs 300 tūkstančių, o dirbančiųjų kiekis yra paaugęs. Ir jisai yra rekordinėse aukštumose. Ir ar čia ta prognozija į viršų pasiteisins, neaišku. Artimiausiam 3-4 mėnesiam prognozuojamas yra stabilus darbuotojų kiekis, o greitų laikų, kiekvieną mėnesį persiskaičios šitą prognozę ir galėsim matyti, kas vyksta iš tikrųjų rinkoje. Tai tiek būtų trumpai apie bendrai, kas vyksta rinkoje ir gal dar paskutinę žinutę, kad jeigu mes žiūrime pagal savivaldybės, tai ir galbūt pažiūrėsim medianas ir pažiūrėsime už paskutinį mėnesį, tai jeigu žiūrėti įmonėse, kuriuose dirba 4 darbuotojai ir daugiau, tokių įmonių yra 10 tūkstančių, bet juose dirba 1 milijonas darbuotojų. Tai čia yra, atminusuojam visus tokius kioskus, vadinkim mažus, ir čia pažiūrėkime, kaip atrodo medianos už būtent rugsėjo mėnesį pagal savivaldybės. Tai akivaizdžiai Vilnius vis tiek išlieka su pusė darbuotojų Vilniui, šiuo metu jau uždirba 2100 eurų ir augimas yra 10 procentų. Kauno mieste yra 1932 plus 10 procentų, Klaipėda, Kauno rajonas, tai yra šitie yra 4, sakykime taip, miestai išsiveržia į priekį ir akivaizdžiai matosi, kad mažosios savivaldybės dauguma iš jų labai stipriai vejasi ir atlygį didina 13-15 procentų, bet yra ir tokių, kurios ir moka mažą atlygį, ir kelia algas labai mažai, tik 4-5 procentai. Tai ta prasme, kad čia nėra vienalytės, jokių būdų toks grafikas rodo, kad Lietuvos situacija, produktyvumas ir verslų situacija, pelningumai yra labai labai skirtingi tarp skirtingų savivaldybių ir netgi tarp skirtingų sektorių. Jeigu aš dabar tuos pačius 10 tūkstančių įmonių su milijonu darbuotojų, va čia yra asociatyvinės analizės jėga. Aš paėmiau 1 milijoną darbuotojų, paverčiau pagal veiklą ir matau dabar, pavyzdžiui, kaip pagal skirtingas veiklas atrodo visos Lietuvos įmonių, skirtingų veiklų, medianos ir koks yra jų augimo tempas. Ir kai kažkas sako, kad švietime algos neauga, tai atsiverskite šitą grafiką ir pasižiūrėkite. Švietime algos augo 16,6 procento, bet ar čia yra kuo džiaugtis? Tikrai ne. Nes 1733 eurai, tai reiškia, kad
pusė darbuotojų švietime, o dirba 132 tūkstančiai darbuotojų švietimo sektoriuje, uždirba netgi 100 eurų, praktiškai netgi ne 100, daugiau 150 eurų mažiau negu apskritai visos Lietuvos vidurkis. Tai įsivaizduokit, jeigu jūsų vaikus ir mūsų vaikus mokina mokytojai, kurių alga netgi vidurkio nesiekia, medianos net nesiekia. Tai čia yra kita labai didelė problema švietime globali, kad tiesiog yra 500 000 mokinių ir 132 tūkstančiai darbuotojų. Nu tai įsivaizduokit, kad vienam švietime dirbančiam darbuotojui tenka 4 mokiniai. Tai nežinau, aš čia neužduosiu dabar klausimo, pas ką įmonėje yra vienas vadovas vadovauja 4 pavaldiniam, bet jaučiu, kad nei pas vieną, nedarysim dabar apklausos, bet tiesiog ką reikia daryti, tai minimum 30 tūkstančių sumažinti darbuotojų ir minimum 30% pakelti algas su tuo pačiu darbo užmokesčio fondu. Taip, mokytojų atlyginimas turi bent jau 2000 būti ir aukštyn mediana, bet reikia dirbti efektyviai. Ir tikrai yra klasių, kurios perpildytos ir yra klasių, kur 4-5 mokiniai. Tai čia toks nuokrypis šiek tiek, kad netgi švietimą ar viešasias įstaigas galima pilnai susirasti. Ir informacija ir ryšiai noriu gal atkreipti dėmesį į šitą sektorių, kuris yra labai labai stipriai nutolęs ir dominuoja 3390 eurų medianą. Tai reiškia, kad šitame sektoriuje iš 40 tūkstančių darbuotojų 3400 eurų jau dabar uždirba pusė darbuotojų, tai yra 20 tūkstančių uždirba ir toliau atlygis auga 7% ir taip procentais mažiau, bet nuotolis arba nuo medianos jisai labai stipriai didėja ir jau didėja netgi ne tik nuo medianos, bet ir nuo finansinės draudimo veiklos ir kitų veiklų. Tai tiek tokių bendrų įžvalgų ir dabar tikiuosi, kad turim klausimų. Akvilė, ar turim? Turim. Dalyvis klausia dėl valymo paslaugų sektoriaus atlygio. Gerai, aš čia paimsiu kokią nors, nežinau, korpus A, turbūt yra kažkokia įmonė valymo, jeigu aš taip savo bandau atspėti. Pažiūrėkim valymo veikla, iš tikrųjų tai valymo veikla, korpus A nuimiau, kas vyksta valymo veikloje. Tai čia be abejo dominuoja turbūt minimalus atlyginimas ir galbūt nepilną etatą dirbantis darbuotojai, bet norint šitą veiklą analizuoti, aš kvieščiau pasikeisti metodą. Tai metodas čia yra bendrai paimta visi darbuotojai, bet galima užsidėti metodą. Čia yra darbo sutartys bendrai dirbantis, bet yra metodas darbuotojų draudžiamų visą kalendorinį mėnesį. Pakeitus metodą D, mes turėsime darbuotojus, kurie buvo pilnai visą mėnesį drausti ir kaip matome, atlygis yra ne 800 eurų, o 853 eurai. Tai reiškia, visi darbuotojai, kurie atėjo arba išėjo vidurį mėnesio, tokiu būdu vieno mygtuko paspaudimu eliminuojami iš kiekvienos kompanijos. Be abejo, galim labai mažas įmonės galim šalinti, vidutinės stambes galim pasilikti, tokių yra 6. Sakykime, gal jų yra per mažai, pasimkime dar smulkės tada, liks 28 ir dirba šitam sektoriui 2700 darbuotojų. Tai jeigu pažiūrėtume bendrą tendenciją, tai yra 8% augimas, 6% darbo užmokesčio fondo augimas ir jeigu pažiūrėt, kaip jos tarpusavyje atrodo, tai pažiūrėjus šitų įmonių metinį, gal pradžiai pažiūrėkime metinį rezultatą ir medianą, būtent medianą, o ne vidurkį, nes vidurkį labai gali iškraipyti darbuotojai, kurie dirba po 0,1, 0,2 etatų ir panašiai. Todėl čia aš siūlyčiau žiūrėti tik tai medianą. Mediana turi 12 įmonių tik tai yra 20 darbuotojų daugiau, turi tik 12 įmonių šitam sektoriui. Tai medianoje labai stipriai nutolus yra Nors Clarity, nežinau, šitos įmonės 3-7 darbuotojai, bet jeigu mes ją ten eliminuojam kraštutinumą, tai matome va tokį išsibarstymą. Tai matosi, kad korpusą, pagal kurią atsirinkau, yra šiek tiek į viduriuką ir aukštyn. Tai čia yra blokas labai aiškiai, kurie moka algas didesnės negu rinkos mediana. Nu ir čia yra blokas, kur yra 500 arba 400 eurų, tai čia jau ne man klausimas, kaip čia galima dirbti. Galbūt dirba čia po pusę etato, po 0,25 etato, bet čia yra labai skirtingų greičių, labai skirtingų reiškiasi, lygių atlyginimai.
Ir jeigu norim pažiūrėti, kaip šitų visų kompanijų atrodys prognozė, tai prognozė atrodytų taip, mes čia nuimsime metus ir va dabar pažiūrėsime už šitą laikotarpį, kuriame yra duomenys. Tai ką rodo, reiškia, bendro vidurkio augimas prognozė, kad 900 eurų ir link 1000 eurų judės. Ten, kur yra 7-5 kvantiliai, čia yra irgi jau dabar 1000 ir tikrai virš 1000. Čia yra, aišku, 25 kvantilis, tai turbūt čia nereiktų kreipdėmėsio, nes čia tikrai keičiasi labai dažnai turbūt darbuotojai, čia labai sunku vertinti, bet nes ir mažai įmonių, ir mažai darbuotojų. Tai čia toksai reikėtų labai labai, gal sakyti, paieškoti didesnio kiekio, didesnio masto duomenų, nes čia yra labai labai dar didelės paklaidos. Bet tendencija bent jau vidurkio ir 7-5 kvantilės labai aiškiai rodo į viršų, kitos labai, sakyčiau, dar neaiškios yra tendencijos. Tai tiek būtų iš valymo paslaugų sektoriaus tokių įžvalgų. Ar turim dar įžvalgų arba klausimų? Taip, domina inžinerijos mechanikos sektoriaus tendencijos. Galbūt veikla arba įmonė, nežinau, inžinierija, mechanika, galiu paieškoti galbūt, bet čia turėtų būti, nu, gerai, per sektorių, pavyzdžiui, inžineriją galiu paieškoti, bet tokios aš nerandu. Nu, vat, yra inžinerijos, architektūros inžinerijos veikla. Yra va, tokia veikla, nesu tikras, nežinau, ar čia tos įmonės, paimkim stambes vidutinės įmonės, čia yra va, 36, yra CSD inžinieriai ir taip toliau, nu, paimkim, įsivaizduokim, kad čia yra tai, ko nori būtent webinaro dalyviai. Tai 2854 eurai. Atlygio augimas yra spartus, 8 procentai, plus 200 eurų. Ir čia didėja ir darbuotojų kiekis, ir atlyginimai, ir atlyginimų fondas. Viskas yra absoliučiai žalia. Ir jeigu norim pažiūrėti šitų 36 įmonių palyginimą, tai pamatysime, kad už metus laiko medianą, lyginant su pernai metais, išsibarstymas yra labai labai didelis. Yra įmonių, kurios moka 1600, 1800. Ir yra įmonių, kurios moka 3600 eurų. Tai reiškia, skirtumai yra daugiau negu dvigubai. Galbūt čia reikia eliminuoti kažkokius tai valstybinės įmonės, bet čia jau reikia tiesiog žinoti turbūt savo konkurentus. Bendra tendencija yra labai labai aiški, tai yra 8 procentai augimas ir labai aiškiai išreikšta lyderių ne vienas, bet apie 10 lyderių yra, kurie labai labai stipriai šauna į viršų. Ir jeigu pažiūrėti visų šitų, to mes šitai pasikeisim, tada galbūt metodą pagrįšiu į darbo sutartys, kad būtų dar daugiau duomenų ir nukeliausime dabar į prognozę. Tai čia mes rasime tendencijas ir vidurkis tikėtina, kad pasieks jau kitų metų viduriui pasieks 3000 eurų. Jau dabar 7-5 kvantiliai, tai reiškia, ketvirtadalis darbuotojų jau dabar uždirba virš 3200 eurų. Ir čia yra, matosi, akivaizdžiai premijavimai. Tai yra kiekvienų metų gruodį iššokdavo premijavimai, čia ir gruodį, ir lapkritį netgi iššoko premijavimai. Tai čia vėlgi prognozuojama, kad premijavimas bus, bet jeigu be premijavimo žiūrėt, tai bent jau žiūrėt 75 kvantilės kontekste, tai ketvirtadalio geriausiai dirbančių darbuotojų lūkestis bus 3500 eurų ir daugiau. Jeigu žiūrėti medianą, tai šiuo metu medianoje 2500 eurų ir prognozuojama, kad kitų metų viduriui, kovui, pirmai pusiai bus 2800 eurų atlygio prognozė. Ir jeigu žiūrėti 25 kvantiliai, čia labai labai rodo tokį stiprų augimą, bet čia reikėtų labai stebėti, nes kai tokie didžiuliai perkraičiai, tai čia reikėtų žiūrėti, ar tikrai jie pasiteisins, nes čia yra buvę labai didelių šuolių. Ir čia tiesiog dar irgi labai labai mažas, sakykim taip, labai mažas įmonių kiekis. Tai čia yra tikrai sektorius panašu, kad dirba aukščiau, ženkliai aukščiau Lietuvos vidurkio.
ir panašu, kad tendencijos tikrai yra labai, labai aukštyn. Nėra jokios čia stagnacijos, nesimato. Toliau, ar turim klausimų? Taip, domina pastatų ūkio administravimo sektoriaus atlygio tendencijos. Mhm. Pastatų ūkio. Ieškokim galbūt kažkokį tai, nežinau, jeigu čia, nu gerai, pastatų valdymas koks nors, ieškokim galbūt taip. Pastatų aptarnavimas atradau. Nežinau, ar čia pataikiau, bet tiesiog galite įmonės pavadinimą gal kažkokį nurodyti, galbūt parinksiu per asociatyvinę analizę konkrečias iš įmonės, bet čia turbūt yra vat, kažkokių city service, pavyzdžiui, matau, yra tikrai įmonių, kurios nu, valdo pastatus. Tai 62 įmonių, reiškia, kontekste čia dirba 15 tūkstančių darbuotojų ir algos čia sąlyginai žemos, algų augimas labai spartus, 10%, bet algų lygis yra labai labai žemas. Tai jeigu žiūrėt, ar išsibarstimas yra didelis, tai taip, čia yra išsibarstimas labai labai didelis. Mes turime, matyti, inžinierinių įmonių, kur mano būstas, city service, ne, kurie labai švaros broliai, Kauno butų ūkis, kur yra 1700 eurų ir daugiau. Ir čia yra labai tokių įmonių, kurios ten po 600 eurų moka. Ir čia jau reikia labai detaliai žinot konkurentus, kurias norit lyginti. Ir galiu tik tai bendrai parodyti, kaip atrodo jų prognozė. Tai bendrai prognozija šitam visam sektoriui labai aiškiai, čia nėra jokių labai nuokrypių, nes imtis pakankamai didelė, 15 tūkstančių darbuotojų ir labai aiškiai kreivė aukštyn. Ir tai reiškia, kad iš vidurkis nuo 1000 eurų, čia prognozija metų pabaigai 1200 eurų. Ir tai reiškia, kad jeigu kažkas galvoja, kad tik 5 procentus augs šitam sektoriui, tai labai greičiausiai stipriai apsigauna ir greičiausiai jau po 3 mėnesių arba po 5 reikės perdaryti biudžetą, eiti pas akcininkus, sakyti, prasileidom, ojojoj, pagalvojom, matėm spaudoj, kad arba kažkur, kad augs 6 procentai, o iš tikrųjų auga 15 procentų ir ką dabar daryti, nes reikia didinti algas, nes prarasim darbuotojus, tai gal jau iš karto pasižiūrėkim į priekį ir prognozuokim ir analizuokim tos duomenis kas mėnesį, kad jūs būtumėt visada trendė ir naujausi duomenys jums turit parodyti, ar jūs vis dar esat konkurencingi ar jau pradedat atsilikti vis labiau. Tai čia labai aiškiai prognozija į viršų ir čia turbūt ir susiję ir su minimumų kelimais, tai čia nėra net jokių klausimų ir čia tikrai jokie ne 5 procentai. Čia yra virš 10 procentų ir aukštyn. Čia iš visi grafikai labai aiškiai rodo, kad tai yra virš 10 procentų ir daugiau yra prognozuojamas darbo užmokesčio augimas šitose įmonėse. Ar turim dar klausimų? Taip, turime. Sveiki, tai, ką šiuo metu pristatinėjate, viskas yra nemokamoje versijoje. Ne, tai, ką aš rodau dabar, yra mokamoje versijoje Salary Pro. Nemokamoje versijoje jūs galite rasti pusės metų senumo duomenis ir bandyti iš jų burti iš pusės metų senumo duomenų. Bet jie yra daug, ten 7 milijonai duomenų yra, bet jie yra pusės metų senumo. Tai jeigu jūs nueisit į nemokamą versiją, čia matysite ne rugsėjo mėnesio duomenis, o ten maždaug kovo arba vasario mėnesio duomenis. Jeigu norit naudotis šitais duomenim su prognozavimu ir su visais detaliais palyginimais ir su prognoze, tai jau kainuoja 49 eurai per mėnesį. Ir tikrai tie, kas naudojasi ir tie, kas supranta vertę, tai tikrai labai aktyviai naudoja, pasidaro tam tikrus filtrus, konkurentus atsirenka. Ir jeigu norit vadovautis ir naujausiais duomenim ir matyti kiekvieną mėnesį persiskaičiuojamą prognozę, tai kainuoja 9 eurai per mėnesį. Tai bus nuorodos gale ir galėsite, jeigu norėsit užsisakyti, atsiųsim po kiekvieno pristatymo, mes atsiunčiam tas nuorodas ir galite drąsiai juos užsisakyti ir naudotis. Ar turi dar klausimų? Taip, domintų maisto produktų gamybos sektoriaus tendencijos. Apdirbamoji gamyba, maistas, ane? Taip, pažiūrėkim tada maistas yra. Tai iš 200 tūkstančių darbuotojų 34 tūkstančiai, tai yra beveik 20 procentų, gal 18 procentų darbuotojų
visam gamyboje dirba maisto produktų gamybos sektoriui. Algos šiek tiek darbuotojų kiekis yra stabilizavęsis ir mažėja, bet jisai yra stabilus, sakyčiau. Čia jeigu žiūrėt darbuotojų kiekį už 7 metus, tai matome, kad jis vos mažėja nuo 36 tūkstančių iki 34 tūkstančių, bet kadangi tas mažėjimas įvyko per 7 metus, tai čia nėra drastiško mažėjimo. Dabar jeigu kalbam apie atlyginimus, tai jie drastiškai auga, nes per 7 metus nuo 953 eurų bruto atlygio atlygis paaugo iki 1800 eurų, tai praktiškai dvigubai. Ir jeigu kalbėti apie darbo užmokesčio fondą, tai darbo užmokesčio fondas paaugo nuo 35 milijonų eurų per mėnesį iki 62 milijonų eurų per mėnesį. Tai dabar ar visos įmonės taip pat augo ir atrodo taip pat vienodai, tai čia gal 600 eurų įmonių yra viso, bet įmonėse, kuriuose mediana yra, tai yra 242 įmonės, kuriuose dirba 20 darbuotojų ir daugiau. Tai jeigu žiūrim pagal visas įmonės už metus laiko medianą, tai išsibarstimas yra labai didelis. Ir jeigu mes pažiūrėsime visus, kurie yra lyderiai, ne, tai vat paimkime dabar visus, kurie yra lyderiai nuo medianos, nuo 1600 ir į dešinę pusę. Tai man tikrai čia labai smagu matyti mūsų klientų šitose žaliose zonose. Ir aišku, kai parinkom tik lyderius, tai jau atsiranda tarp lyderių irgi yra tada, kurie šiek tiek yra atsilieka, bet supraskime, kad jau čia yra atsiliekantis tarp lyderių, vadinkim taip. Bet čia yra visi absoliučiai, aš išdidinau tik tai tam, kad suprastumėt, kad visi šitie, visi, kurie čia yra tikrai bendrai būtent maisto produktų gamyboje tikrai lyderiauja pagal atlygius ir jų bendras visų kartų medianos dydis yra 2065 eurai. Tai reiškia, kad šitų įmonių, 56 įmonių, kuriuose dirba 11 700 darbuotojų, jų mediana yra 2000 eurų. Tai reiškia, jau darbuotojai, pusė darbuotojų uždirba 2000 eurų ir daugiau. Ir dabar pažiūrėkime atvirkščiai. Dabar pažiūrėkime visus, kurie yra nuo vidurkio ir žemyn. Ne? Ten neimsim pačių ten prašiausių, kažkokius 3 atmesim. Tai dabar pažiūrėkime, kas yra jau iš kitoj pusėje. Tai mes matome, kad čia dar yra Biovela, čia yra dar didelės įmonės, pavyzdžiui, Mantinga, bet jau, jeigu žiūrėt Mantinga, jau, čia burbulo dydis rodo reiškia, atlygio dydį. Tai jau žiūrint Mantinga, jau stipriai atsilieka nuo rinkos ir jeigu žiūrėt bendram kontekste, aš paimsiu galbūt tik tai stambes įmonės ir galbūt vidutinės tai liks šiek tiek mažiau, ar 134, arba galiu iš vis palikti tik tai stambes įmonės. Tai reiškia, kad jūs matote dabar tik tai stambes ir čia yra lyderiai, o čia yra tie, kurie atsilikinėja nuo rinkos. Ir Krekenava, Mantinga, Kėdainių konservas, Marijampolės pieno konservai, Rūta, Kaišiadorių paukštynas, tai yra tie, kurie tikrai, manau, kad susidurs labai greitai su iššūkiais, su darbuotojų kaita ir kad ir kaip gerai skambėtų reklamos ten ir reklaminės žinutės ir PR'as, bet duomenys turi rodyti, kad atėjus į čia, duomenys turi parodyti, kad jūs esat konkurencingi ir kad jūsų darbuotojų atlygis yra bendrai rinkoje konkurencingas. Tai va tiek apie detaliai apie įmonių palyginimą, o jeigu mes dabar kalbam apie prognozę maisto produktų gamyboje, tai tada nukeliaujame į prognozavimą ir čia, kadangi duomenų kiekis pakankamai didelis, 600 įmonių su 34 tūkstančiais darbuotojų, tai prognozės patikimumas čia labai tikslus, nėra jokių didelių čia variacijų ir kaip matome, atlygio vidurkis prognozuojama, kad kitų metų vidurį pasieks 2000 eurų ir tai reiškia, kad augimas apie 200 eurų, kas yra daugiau negu 10%. Jeigu kalbam apie 75 kvantilę, tai yra nuo 2100 jau dabar
ketvirtadalis šitų iš 34 000, tai bus kokie 8 000 darbuotojų, jau dabar uždirba virš 2200 eurų ir tikėtina, kad jų metų pabaigai pasieks atlygis 2500 eurų. Tuo tarpu medianoje esančių darbuotojų atlygis šiuo metu yra siekia 1600-1700. Labai aiški prognozija, kad sieks 1,8-1,9 iki metų pabaigos kitų. Ir 25 kvantilijai, tai 8 000 mažiausiai uždirbančių darbuotojų, tikėtina, kad bus 1,4, 1,5 kitų metų antroj pusėj. Tai reiškia, kad plus 150 eurų nuo dabartinio lygio, o tai reiškia, kad šitam sektoriui, jeigu jūs iš tikrųjų lyderiai esat, tai yra gerai, galbūt ženkliai aukščiau jau dabar mokat, bet jeigu jūs mokat žemiau medianos, dabar žemiau 7,5 kvantilės, nu aš vat parodysiu pavyzdį, ne? Paimkim dabar, kad jums būtų dar aiškiau, paimsiu aš dabar, parodysiu detaliai, kaip galima naudotis. Taip, veikla čia yra dirbamoji gamyba, maisto produktų gamyba ir paimam tik stambes įmonės. 28 ir paimkime dabar pagal darbuotojų kiekį, nu, vat, paimkime top 10 daugiausiai darbuotojų turinčių įmonių. Taip, man 10 įmonių. Tai jeigu mes tą 10 įmonių paėmėm ir čia yra 9400 darbuotojų, tai mes galime, jeigu jūs iš tikrųjų esate ne tik savo PR, bet realiais duomenimis esat konkurencingi, tai reiškia, kad tai turi parodyti, aš va dabar nukeliausiu į, čia yra medianų, kvantilių palyginimai, bet aš nukeliausiu tiesiai į reitingavimą ir tada bus jums aiškiau suprasti. Taip, čia yra nuokrypiai ir tada yra reitingavimas. Tiksliau, čia yra visų 10 įmonių palyginimas detaliai nuo 17 metų. Aš čia galiu nuimti, nu, tegul bus užtenka ir nuo 20. Kaip keitėsi atlyginimai visų šitų įmonių vidurkis, kaip keitėsi šitų įmonių 7,5 kvantilis, kaip keitėsi darbo užmokesčio mediana ir kaip keitėsi 25 kvantilis. Ir tam, kad jums būtų paprasčiau, tam yra sukurti reitingai. Tai reiškia, jeigu jūs esate pirmoje vietoje, taip, tai pavyzdžiui, Mars Lietuva, tai skaičiai turi parodyti, kad jūs esate pirmoje vietoje. Ir čia nėra klausimų, ta prasme, ir akivaizdžiai už 3-4 metus analizuojant pirmą vietą. Jeigu jūs esate antroje vietoje, antroje, trečioje, labai aiškiai išsilaikote. Jeigu jūs esate, nežinau, trečioje vietoje, taip, viskas irgi turi labai aiškiai parodyti, kad jūs esate trečioji. Ir jeigu jūs esate kažkur, tai nežinau, imkim dabar kažkokį, pavyzdžiui, ten mantingą. Nu, visada yra 9 vietoje, 9-8 vieta. Tai, ta prasme, nu, šitoj vietoje tada tiesiog bendram kontekste Lietuvos akivaizdžiai yra, nu, nekonkuruojama. Taip, galbūt mantinga yra Marijampolė ir ten reikėtų Marijampolės konkurentus pasimti, bet bendrai Lietuvos kontekste su atlygiu yra nekonkuruojama, akivaizdžiai. Nes kaip buvo 9 vieta, vieną kartą buvo čia 2 kartus nukrito į 10 vietą ir dar yra kažkas ir 10 vietoje. Tai 10 vietoje mes turime ten Biržų duoną. Ir vat Biržų duona, nu, visada 10 vietoje. Tai reiškia ir neefektyvu greičiausiai, ir ne taip reiškia, ne taip viskas ir gerai tada, ne? Nors yra tikrai brandas žinomas, tikrai viskas skani produkcija, bet su atlygiu vat yra taip. Ir tai galima pamatyti ir 7,5 kvantilį, kaip atrodo, tai galima pamatyti ir, reiškia, ir pagal medianą. Ir čia iš čia galit keltis tikslą. Tai kur jūs esat ir kur norit būti. Nes jeigu jūs esat, ten nežinau, kaip pavyzdį, va dabar imkime Rokiškio sūris, ne? Buvom 4-5 vietoje, dabar jau yra 3 vietoje, bendrai visam Lietuvos kontekste. Tai akivaizdžiai tendencija rodo, kad konkurencingumas Rokiškio sūrio gerėja ir vis labiau mokama, vis didesnis atlygis bendrai Lietuvos kontekste. Ar taip pat yra su pelnu, su pardavimo pajamom, ar su akcininkų graža? Reikia tikrintis, tam yra atskiri appsai, atskirai galima tą visą tuos rodiklius pasitikrinti. Bet su atlygiu akivaizdžiai eina aukštyn Rokiškio sūris. Jeigu mes paimėm kažkokią, nežinau, kitą kompaniją, Krekenavos agrofirmą, tai mes matome, kad leidžiasi žemyn. Krekenavos agrofirma buvo 6-4 vietoje ir dabar žemyn, jau pasiekė 9-7 vietą. Tai reiškia, vis mažiau esam rinkoje konkurencingi.
Ir vėlgi klausimas, tai kur esam jau aišku, tada klausimas, kur norim būti. Tai čia yra tiesiog praplėčiau dar, kad šitų dalykų irgi reitingų, visų palyginimų, tokių nerasite nemokamai versijoje, nes čia yra, tikrai yra, nu, kaip sakyti, jau labai detalu ir sukurta pagal profesionalų, vat paimkim, Rokiškio sūris, noriu palyginti, pavyzdžiui, su Žemaitijos pienu. Taip, prašau, iš karto palyginimas. Vidurkio palyginimas pamėnesiui, tada palyginimas su 75 kvantilė, su 25 kvantilė. Ir jums grafikai turi parodyti, kad jūs esat labiau konkurencingi arba mažiau konkurencingi. Akivaizdžiai čia buvo minus 200-300 eurų nekonkurencingumas, dabar jisai liko, bet yra tik tai 100 eurų maždaug delta arba tik 50 eurų, pavyzdžiui, 60 eurų rugsėjo mėnesį. Ir tokiu būdu jūs, dažniausiai aš personalo vadovai sako, neturim laiko. Tai, nu, jeigu personalo vadovas uždirba bent 3000 eurų, tai reiškia, kad kainuoja bent 20 eurų personalo vadovo valanda, tai tokius duomenis analizuojant, jūs turbūt sugaištumėt juos pasiruošti 2 paras arba 2 dienas ir turbūt vis tiek, uždavus dar vieną klausimą, tiesiog vėl užtruktumėt dar 2 dienas. Tai tiesiog turbūt, kas jau tikrai norit naudotis, tai kviečiu naudotis. Važiuojam toliau prie klausimų. Taip domintų personalistų atlygiai. Personalistų, tai yra atrankų, ne kažkokios ane? Taip, paieškokime. Taip, kokį nors šiandien paimsim Allianz, gal po recruitment yra kažkokia kompanija. Taip, įdarbinimo veikla. Jeigu čia ieškom grinai būtent įdarbinimo veiklos kompanijų. Lietuvoje 264 kompanijos, kurios užsiema įdarbinimo veikla ir 21 tūkstantis dirba darbuotojų, kurie yra, aišku, čia reikėtų, jeigu pasiemam stambes įmonės, tai čia yra 11 tūkstančių ir jos įdarbina ir jos turi pas save darbuotojus. Tai aš ką daryčiau? Aš eliminuočiau stambes įmonės, nes jos įdarbina ir jos pernuomoja šitos darbuotojus. Vidutinės įmonės, pažiūrėkime, greičiausiai irgi tą patį daro, bet jeigu norim grinai personalistus, tai aš paimčiau mikro įmonės ir smulkės. Ir tai reiškia, kad 108 įmonės, kurios dažniausiai čia bus būtent personalo įdarbinimo kompanijos, kuriuose dirba personalistai. Bet aišku, čia galit jūs geriau žinote, ne, bet va, CVO recruitment, ne, yra tikrai, nu, galime iš vis palikti galbūt tik tai smulkės įmonės, 115 įmonių, kurios užsiema įdarbinimo veikla. Tai 1600 eurų atlygis, 1,7 dabar jau pasiekė, 100 eurų augimas, darbuotojų kiekis auga, darbo užmokestis irgi stipriai auga, darbo užmokesčio suma. Ir jeigu mes žiūrėtume šitų įmonių pasiskirstimą pagal įmonės, tai mes matytume, kad 57 įmonės turi medianą ir matome, kad labai labai, nu, skirtingai, pavyzdžiui, ne? Ejoka, Alfa, Amston, PeopleLink tikrai atrankas daro, Orka, Norvetuva, net nežinau šitų kompanijų, bet jos kai kurias esu girdėjęs, bet čia tikrai yra lyderiai. Pagal atlygį, ne, ir mediana jau siekia virš 2000 eurų. Tuo tarpu čia daug įmonių labai yra, kurios mediana siekia ir 1000. Tai išsibarstimas labai didelis, reiškia, reikėtų labai aiškiai žinoti savo konkurentus. Jeigu bendrai žiūrėti eiti per vadinkim tai, per prognozavimą, tai tada prognozė čia akivaizdžiai lėtesnė. Čia nėra tokio augimo, kaip pavyzdžiui, ten maisto produktų gamyboje. Aišku, čia imtis labai maža, bet bent jau čia akivaizdžiai tokį rodo lėtėjimą prognozė, kad pavyzdžiui, šiuo metu 1731 Liepa ir kitų metų ten Liepai planuojama 1750. Nes čia akivaizdus įvykęs kažkoks sulėtėjimas. Čia labai stiprus augimas ir dabar lėtėjimas ir čia to yra tam tikrų mėnesių, bet tikrai lėtesnis augimo tempas. Tai visiškai negalima to pasakyti apie 75 kvantilę, nes 75 kvantilė labai aiškiai išreikštas augimas labai stiprus į viršų ir tai reiškia ketvirtadalis darbuotojų iš tų 2700 jau dabar uždirba virš 2000 eurų ir tikėtina jų lūkestis auks dar iki 2500.
Mediana nuo 1,7 iki 1,9 ir 25 kvantilė čia vat yra greičiausiai ir lemia, kad čia yra 25 kvantilė turbūt besikeičiantys, čia labiausiai stagnuoja, bet 25 kvantilės atlygis akivaizdžiai matosi. Ir labiausiai jisai turbūt ir turi įtaką šitam sulėtėjimui. Tai tiek būtų apie įdarbinimo veiklą ir turbūt paskutinį klausimą dar liko laiko ir ar turim dar klausimą? Taip, turime prašymą apžvelgti gamybos metalo apdirbimo sektorių. Gerai. Tai dabar paimame tada apdirbamoji gamyba ir paimam tada viską, kas susijęs su metalo, ne? Metalo apdirbinė, tai bus čia metalo gaminių, čia pagrindinių metalo gaminių, tai metalo gaminių skyrus mašinas, įrenginius gamybą. Taip, tai, tai bus 2 000 eurų atlygis, 23 tūkstančiai darbuotojų, tai yra kas 10 apdirbamosios gamybos darbuotojas dirba metalo apdirbime, tai yra ženkliai mažiau negu maiste, maiste 3-4 tūkstančiai, įmonių skaičius 756 ir atlygis auga labai labai stipriai, 10,48, nuo metų pradžios augimas siekia 9,87%, o bendrai fondas plus 324 milijonai ir plus 8,6% augimas. Jeigu žiūrėti išsibarstymą, jis yra labai labai didelis. Akivaizdžiai matosi, kad 3-4 skirtingų greičių yra Lietuvos verslai. Labai aiškiai yra lyderiai, vat, kurie ten, pavyzdžiui, moka nuo 2400 ir aukštyn. Čia yra absoliutus lyderiai šitam sektoriui. Tai jų vidurkis yra 2600 eurų, ne vidurkis, bet mediana čia yra. Tai yra pusė darbuotojų šitose įmonėse uždirba 2,6 ir daugiau. Tai čia yra ir įmonių, kurios moka ir 3000 eurų ir viskas čia yra, matosi, akivaizdžiai gerai. Tada yra tas vadinamas viduriukas. Tai viduriuką galim irgi pažiūrėti, ne, kas tam viduriukė, vat, nuo 2,4, sakykime, čia iki 1,6. Tai čia yra tokie vidutinio efektyvumo, vidutinio atlygio tokiuose spastose gyvena. Tai greičiausiai čia reikia labai labai dar didinti efektyvumą ir nepamesti efektyvumo iš savo dienotvarkės. Nu ir čia yra dar viena zona, kurioje yra liūdesys. Tai 1,6 ir mažiau, tai šitam sektoriui čia išlaikyti darbuotojus yra, aš nežinau, čia Snaigė, ta prasme, Toromega, Forgedot, Peli Baltic, nežinau, ta prasme, čia nei šitų įmonių nežinau, nerandu tarp jų netgi mūsų klientų, tai sunku man kažką komentuoti, bet čia yra turbūt prastai ir su efektyvumu, ir su pelnu, ir su atsargų valdymu, tai va, ir šituose, tam pačiam sektoriui, va čia dirba 7-6 įmonės, 5 000 darbuotojų ir 1,400 eurų mediana. Ir atvirkščiai paėmus tą patį sektorių, bet paėmus įmonės, kurios yra lyderiai, jose 55 įmonėse dirba 5 000 darbuotojų ir mediana yra 2,600 eurų. Tai reiškia, kad ir ten dirba 5 000, ir ten dirba 5 000 darbuotojų. Tik vienur uždirba 2 kartus daugiau. Tai įsivaizduokit, jeigu jūsų savivaldybė arba net šalia kokių 50 km atstumų, jūsų darbuotojams pasiūlys atlygį, vat viena iš šitų įmonių sakys, ateik pas mus uždirbsi dvigubai daugiau. Nu, nežinau, ten ir 200 eurų jau turbūt jau darbuotojas jau jisai pradeda klibėti ir 100 eurų jau lemia. Bet jeigu kažkam pasiūlys 2 kartus didesnį atlygį, tai tada turbūt jau čia nėra klausimų. Ir tada pabaigai tada, tai kaip atrodo tada prognozė šitam sektoriui, tai visi 23 tūkstančiai akivaizdžiai viskas į viršų be jokių kalbų. Čia nėra jokio sustojimo kol kas, panašu, kad viskas čia važiuoja tik tai aukštyn. Gerai, tai tada, jeigu nespėjom, kad sakysim, kituose galbūt susitikimuose, o dabar labai greitai pabaigiu tada su mūsų su prezentacija ir kur mes kviečiam tada sudalyvauti. Jeigu norit bendrai analitikos savo lygį kelti įmonėje, tai susipažinkit su mūsų klientų sėkmės istorijom, su sukurtais sprendimais. Gali drąsiai rasti ir jeigu norėsit, tai drąsiai kreipkitės į mus, pakomentuosim.
Ir pabaigai tada, jeigu manote, kad galim būti naudingi dėl jūsų įmonės analitikos vystimo, tai registruokitės nemokamai konsultaciją ir turėsim individualų pokalbį su jumis. Jeigu norite konkurentų personalizuotą ataskaitą gauti, užsisakykite. Jeigu norit nemokamai išbandyti su pusės metų senumo duomenim, išbandykit nemokamai. Jeigu norit užsisakyti Salary Pro, nuoroda, 12 mėnesių prognozė ir naujausi duomenys. Ir čia gal vieną pakvietimą dar turime lapkričio pabaigoje. Vyks renginys mūsų klientam. Klientai dalinsis sėkmės faktoriais ir sėkmės istorijom. Ir šitame renginyje planuojame turėti vyrų ir moterų atlygio appsą. Tai reiškia, kad jeigu iki šiol turėjome medianas kvantilės, tai kas gali būti šitam renginy įdomu jums asmeniškai, tai planuojame turėti būtent vyrų, moterų atlygio palyginimo jau duomenis ir sukurtą naują appsą. Taip, kad tikrai nepraleiskit progos ir registruokitės, renginys nemokamas ir tikiuosi, kad galėsit pamatyti ir kaip skiriasi būtent vyrų, moterų atlygio skirtumai tarp sektorių, tarp įmonių ir panašiai. Tai ačiū Jums labai už skirtą laiką, džiaugiuosi už Jūsų aktyvius klausimus ir ką, iki kitų susitikimų.